Taip baigėsi 1988 metų spalio 22 šeštadienis. Sekmadienį, dar neišaušus, prie ką tik atgautos Vilniaus katedros kardinolas Vincentas Latkevičius, draugė su Lietuvos vyskupais laikė šventąsias mišias, kreipėsi į tikinčiuosius, sąjūdį ir tautą. Primename, mokėkime ir laukti. Ir kartais suabejojame, ar jos yra tikros. Tos permainos dabartyje yra tarsi želmuo rudenį. Net nežinome, ką ta želmuo slepia, ar rūgį, ar kvietį. Ir mes tikime, kad prasidėjęs pasikeitimas atves mus į tą palaimingą mūsų tautos Lietuvos ateitį. Brangieji, laukti tai reiškia augti. Ir mūsų tauta turi savo laukimą sujungti su augimu. Jau tą pačią antrąją steigiamojo suvažiavimo dieną tapo akivaizdu, koks savalaikis buvo bažnyčios sugrįžimas į visuomeninį Lietuvos gyvenimą, šįkart taikintojos vaidmenyje. Tad gerai supraskime, už ką balsuojame ir kas sąjūdžio programoje yra svarbiausia, kad savo rankomis neužsinertumėme kilpos ant kaklo, kaip tai atsitiko su 40-ųjų metų liaudies Seimu. O panašumų yra. Klausimas iš tikrųjų yra tik vienas ir labai paprastas. Ar mes sąjungoje, ar ne? Problemų svarba lėmė suvažiavimo diskusijų temperamentą ir tėkmę. Lietuvos laisvės lyga pritarė sąjūdžio programai Suvažiavimo svečias Antanas Terleckas. Žmogaus teisių srityje. Tačiau prancūziško žodžio suverenitetas reikšmę mes aiškinamės pagal tarptautinių žodžių žodyną. Suverenitetas reiškia vienos valstybės nepriklausimą nuo kitų valstybių savo vidaus reikalų ir užsienio santykių tvarkyme. Kas iš to, kad mes turėsim nepriklausomą Lietuvą, jeigu mes būsim dvasiniai pairę? Jeigu nuodėmė bus sukauščius arba tiesiog iškreipusi mūsų Kunigas Algirdas Dauknys. Paralyžuoti būsim. Nauja idiotizmo forma Lietuvoje bus. Mums tokios Lietuvos nereikia. Reikia pirmiausia sveiko žmogaus, dvasiniai brandaus žmogaus, morališkai sveiko ir dvasiniai brandaus žmogaus. Tada galėsim kalbėti apie naują Lietuvą, apie šviesesnę Lietuvos. Lietuvai ir Lietuvos vardu suvažiavime kalbėjo 10 delegatų ir svečių iš viso pasaulio. Čia susirinko visa Lietuva, susirinko dešimtmečiais iškentėtas skausmas, viltys, sveikas ir išdidus tautos protas. Nebuvo čia tik svetimų Lietuvai, jos praeičiai šiandienai, ateities lūkesčiams, nebuvo abejingųjų. Padėtis, tai labai įdomi, dinamiška. Algis Klimaitis, Europos parlamento Pabaltijo grupės generalinis sekretorius. Tai jaučiame, ar tai lietuvis iš Lietuvos, ar lietuvis iš užsienio. Čia šiuo momentu tik tai galima sakyti, visi esame tik lietuviai ir turim suprasti situaciją. Ir situacija, kaip sakiau, labai dinamiška ir atrodo, kad eis į tą, ką mes visi laukiam, būtent suvereniteto. Romas Sokodolskis, žurnalistas iš Amerikos balso. Išlaikyta tam tikra pusiausvyra tarp emocijų ir tai, kas yra įmanoma. Bet atrodo, dauguma sąjūdiečių yra taip nusiteikę. Tai aš sakyčiau, kad tas pavojus gali ateiti, jeigu bus sukeltos tokios viltys, kurios dabar, šiandien, čia pat, neįmanoma, kurių neįmanoma patenkinti.
Romualdas Ozolas. Lietuvos atgimimas ne tik tai mūsų likimas. Ir ne tik mūsų kaimynų - Latvijos, Estijos, Gudijos, Rusijos. Tai ir Europos likimas. Netgi pasaulio. Šiandien jau puikiai suprantam, kur negaluoja žmogus, ten negaluoja tauta. Kur negaluoja tauta, ten negaluoja pasaulis. Pasaulis šiandien dar pasibaisėtinai serga. O labiausiai ta jo šeštoji dalis, kuri apsiginklavusi marksizmu paskutinę didžiąją Europos proto sukonstruotą socialinę teoriją Žemėje pabandė sukurti idealų gyvenimą. 19 sąjunginės partinės konferencijos Kazimiera Prunskienė. numatyta regioninė ūkiskaita. Jos samprata yra bendro pobūdžio, tačiau tai ne priežastis apsiriboti tik fragmentiniais pokyčiais, kurie mūsų supratimu būtų nevaisingi ir beprasmiški. Karti istorinė patirtis kol kas rodo, kad dabartinės sudėties aukščiausiosios tarybos vadovai nesugebėjo reikliai ginti Lietuvos piliečių teisių, nei grįžti iš tremties į tėvynę, Antanas Buračas. pilnavertę asmenybę tarybinėje armijoje, nei teisės laisvam žodžiui. Algirdas Brazauskas. Čia nederėtų skubėti su toli siekiančia išvada, kad partija nesugeba laiku ir tinkamai įvertinti situaciją ir priimti brandų sprendimą. Aš suprantu kitaip. Partija, padedant visuomeniai, sugeba savikritiškai koreguoti savo veiklą ir tai liudija jos stiprybę ir sąžiningumą. Turėjau audienciją su kardinolu Statkevičium ir jisai taip pasakė, kad išeivis ne tas, kuris gyvena, reiškia, už Lietuvos ribų, bet tas, kuris gyvendamas čia, reiškia, nėra tikras lietuvis, o išeina iš savo... Lidija Šimkus, poetė iš Australijos. Gyvena už Lietuvos ribų. Dabar, kada viskas taip keičiasi. Kaip Jūs manote, ar atsigrįš labiau į Lietuvą? Nu, tikėkime, aš manau, su Jūsų tokiais dabartiniais laikais viskas įmanoma ir ypatingai jie būtų jiem progos išgyventi, ką aš išgyvenau, aš tai tikrai žadu grįžti, jei situacija gerės, žinoma. Bet dar dabartinėse sąlygose, nu, žinot, jau, kaip sako, vilties yra, bet iki šiol juk tik tai viltis. Steigiamasis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimas, demokratiškai priimdamas įstatus, programą bei rezoliucijas, išrinkdamas sąjūdžio Seimą ir tarybą, vieningai balsavo už viešumą, demokratiją ir suverenitetą lietuvių tautai.